Negaliu patikėti, kad pasakoju apie 200 metų senumo prezervatyvą savo pirmame meno žinių video. Sveiki meno mylėtojai, gerbėjai ir sekėjai. Su jumis po poilsio ir kūrybinių kelionių sveikinuosi aš, Edita. Jei matote mane pirmą kartą, tai labas, kurių turinį apie meną ir tapau. Pristatau naują laidą Meno žinios, kurią išvysite reguliariai mano YouTube kanale. Šiame epizode apžiūrėsime, kokį įdomų meno naujienų kokteilį patekė Birželis ir Liepa. Amsterdamas garsėja savo liberalumu. Čia nieko nebestebina pusnuogės moteris, raudonųjų žibintų kvartale ir ore tvyrantis žolės kvapas. Ir vis dėlto bene garsiausias Nyderlandų sostinės meno muziejus Rijksmuseum sugebėjo papiktinti katalikų bendruomenę. Kaip muziejus eksponuoja 200 metų senumo prezervatyvą, pagamintą iš avies odos. O ant jo pavaizduota skandalinga scena, vienuolė pakėlusi savo sijoną ir kitiems dvasininkams demonstruojanti tai, ko jie tikrai neturėtų matyti. Kol kas katalikų peticija prieš prezervatyvo demonstravimo turi apie 1000 parašų. O dabar turiu jums klausimą. Jei reikėtų rinktis, kuris netyčinis vandalizmo aktas muziejuje būtumėte jūs? A. Besidarant nuotrauką parkristumėte ir įplėštumėte 18 amžiaus portretą. B. Pakrapštytumėte 50 milijonų vertės meno kūrinio dažus. C. Atsisėstumėte ant Swarovski kristalais padengtos kėdės skulptūros ir ją sulaužytumėte. Pasidalinkite savo atsakymais komentaruose. Ir tikriausiai jau supratote, kad šie variantai ne iš oro. Šią vasarą turistai tikrai pridarė nuostolių net 3 skirtingiams muziejams. Vienas gražiausių Italijos muziejų, Uffizi galerija Florencijoje, nukentėjo nuo turisto, kuris norėjo pasidaryti selfie. Besifotografuodamas jis žengė žingsnį atgal, užkliuvo už atitvaro ir tiesiog įkrito į 18 amžiaus paveikslą, taip įplėšdamas drobę ir už tai buvo perduotas policijai. Kita turisto auka buvo Nyderlandų galerijoje eksponuotas latvių kilmės dailininko Mark Rothko paveikslas vertas 50 milijonų. Šį kartą nuostolių sukėlė smalsus vaikas, kuris nusprendė pakrapštyti dažų sluoksnį. Muziejus neatskleidžia, kas bus laikomas kaltu šioje situacijoje. Na ir tikriausiai absurdiškiausias incidentas įvyko Veronos muziejuje. Italų turistas palaukė, kol salėje nebeliks prižiūrėtojų ir besisėsdamas ant kėdės ją sulaužė. Viskas būtų juokinga, jei kėdė nebūtų Swarovski kristalais inkrustuota kėdės skulptūra. Sakyčiau, šie turistai turėjo tikrai nepamirštamą patirtį. Visai neseniai Trumpas dar kartą nustebino kultūros pasaulį. Jis pareiškė, kad JAV traukiasi iš UNESCO. Taip, vėl. Praėjusios Trumpo kadencijos metu JAV irgi pasitraukė iš UNESCO, bet Joe Bideno prezidentavimo metu sugrįžo. UNESCO saugomo paveldo objektų JAV yra 26, tarp kurių daugiausiai nacionalinių gamtos parkų, pavyzdžiui, Yosemite bei Grand Canyon. Organizacijos vadovas teigia, kad JAV pasitraukimas jai pernelyg nepakenks, nes prie metinio biudžeto prisideda vos 8%. Tai labiau rodo dabartinę ideologinę JAV kryptį. Kas žino, gal prie kito prezidento JAV vėl sugrįš. O dabar atsipūskime nuo meno politikos bei politikos mene. Geriau pažvelkime, kas įvyko didžiausioje meno mugėje Art Basel Šveicarijoje. Jau 55 metus vykstanti mugė yra vienas svarbiausių kasmetinių meno renginių, kur susirenka įtakingiausias galerijos, kuratoriai ir ryškiausi šiuolaikiniai menininkai. Šiais metais top 3 brangiausiai parduoti paveikslai yra šie. David Hockney Mid-November Tunnel. Nors tiksli kaina neatskleista, žinoma, kad sumokėta nuo 13 iki 17 milijonų dolerių. Ruth Asava Untitled Sculpture parduota už 9,5 milijono. Gerhard Richter Unnamed Painting parduotas už 6 milijonus 800 tūkstančių. Visgi didelio pasisekimo sulaukė ne tik meno kūriniai, bet ir Labubu žaislas. Riboto leidimo mėlyna Labubu Bazelio mugei specialiai sukūrė žaislo autorius Keising Lang. Mugės lankytojai ypatingą Labubu išpirko vos per 20 minučių. Ir tai dar ne pati įdomiausia Labubu naujiena. Pekino aukcione vienas Labubu buvo parduotas
parduotas už neįtikėtiną $150,000 sumą. O ką jūs manote apie šią labubų madą? Ar tai nesąmonė, trumpalaikis trendas, o gal kaip tik turite nusipirkę nors vieną labubų? Pasidalinkite komentaruose. O štai dar viena naujiena iš meno aukcionų. Tapytoja Marlene Dumas pasiekė aukcionų rekordą. Jos kūrinys Miss January buvo parduotas už 13,6 milijonus ir tai yra didžiausia suma sumokėta už dar gyvos moters tapytojos kūrinį. 3 metrų drobėje vaizduojama nuo pusės nuoga moteris, ryškiomis lūpomis bei akimis ir apsiavusi tik vieną rožinę kojinę. Dumas kūryboje dominuoja tapatybės, lyties ir pažeidžiamumo temos. Jos ekspresyvus teptuko braižas ir emociniai portretai sulaukia tarptautinio pripažinimo. O šis naujas rekordas rodo, kad meno kolekcininkai pagaliau ima moterų kūrybą vertinti ne tik simboliškai, bet ir finansiškai. Brangiausiai kada nors parduotas dar gyvo vyro tapytojo kūrinys yra Jasper Johno pavadinimu Vėliava. JAV vėliava vaizduojantis kūrinys parduotas už 110 milijonų, kaip ir verčia susimastyti. Jeigu jau pasigedote žinių apie dirbtinį intelektą, nesijaudinkite, štai ir jos. Humanoidinis robotas Eida vasarą nesnaudė ir sukūrė dar vieną dirbtinio intelekto meno kūrinį. Šį kartą karaliaus Čarlzo III portretą, kurį pristatė Jungtinių tautų susitikime. Eida sukūrė ir Alano Turingo portretą, kuris yra pirmasis roboto sukurtas paveikslas, kada nors parduotas aukcione. Praėjusiais metais šis kūrinys buvo nupirktas už $1,080,000. O kalbant apie tapybą, noriu pristatyti jums šios laidos rėmėją Glow That Wows šviečiančius tamsoje dažus. Tapydama ne vieną kartą esu pagalvojusi, o kas jeigu paveikslai galėtų švytėti tamsoje? Kažkada galvojau, gal kažkaip įmontuoti LED lempą po drobę, bet pasirodo yra žymiai paprastesnis sprendimas. Glow That Wows įkūrėjai yra lietuviai Erikas ir Lukas, kurie ėmėsi kurti dažus, kad menas būtų ne tik matomas dieną, bet ir sužibėtų tamsoje. Žodžiu, planas toks. Šiam mano paveikslui yra 5 metai ir manau jam pats laikas atsinaujinti. Tad visas linijas pertapysiu su šviečiančiais tamsoje dažais. Glow That Wows dažus galima naudoti 2 būdais. Rinktis jau paruoštus dažus, kuriuos galima naudoti iškart atidarius indelį, arba pigmentą, kurį galite sumaišyti su savo dažų pagrindu. Spalvų pasirinkimas čia tikrai platus, net 18 atspalvių, tad kiekvienas gali atrasti savo tinkamiausią. Jei maišote pigmentą, rekomenduojamas santykis 30% pigmento ir 70% dažų pagrindo. Kuo daugiau pigmento įdėsite, tuo ryškesnis bus švytėjimas. Taip pat verta žinoti, kad ne visos spalvos švyti vienodai. Tamsesnės spalvos švyti šiek tiek mažiau, o šviesesnės daug ryškiau. Beje, šiuos dažus galite naudoti ne tik ant drobės, bet ir ant aksesuarų, interjero detalių ar net batų. Žodžiu, kur tik sugalvosite. Dažai įsikrauna nuo dienos šviesos, bet ryškiausias efektas pasiekiamas su ultravioletiniu prožektoriumi. Tuomet maksimalus švytėjimas pasiekiamas vos per kelias sekundės. Ryškiausiai jie švyti pirmas 5 minutes, bet efektas išlieka net iki 8 valandų. Na, manau, rezultatas akivaizdus. Jūs tik pažiūrėkite, kaip švyti. Visą informaciją apie Glow That Wows rasite glowthatwows.com, o su kodu ARTEDIA15 turėsite 15% nuolaidą. Gerai, užteks švytėti, keliaujam toliau prie meno žinių. Jei šiuolaikinis menas jums ne prie širdies, Vatikano muziejus turi džiugią žinią. Po 10-metį trukusių restauracijos darbų birželio pabaigoje buvo atidengtas paskutinis ir svarbiausias Rafaelio ir jo mokinių ištapytas kambarys. Rafaelis išgarsėjo kaip vienas žymiausių Italijos renesanso dailininkų ir architektų. Kartu su Michelangelo ir Leonardo da Vinciu jis sudarė didįjį Italijos renesanso trejetą. O 16 amžiaus pradžioje jam buvo pavesta ištapyti 4 kambarius Apaštalų rūmuose. Šiuose kambariuose ištapytos freskos laikomos vienomis garsiausių renesanso meno pavyzdžių. Štai kokias žinias
kurias mums pateikia tarptautinis meno pasaulis. O kokias meno naujienas mums atnešė ši lietinga lietuviška vasara, galime pasidžiaugti, nes netgi 2 jaunieji kino režisieriai pelnė tarptautinius apdovanojimus. Vytauto Katkaus filmas Svečias Čekijos Karlovy Varo kino festivalyje jam atnešė geriausio režisieriaus apdovanojimą. Šį pirmąjį režisieriaus darbą mes galėsime išvysti kino ekranuose jau nuo rugsėjo. O kito režisieriaus Lauryno Bareišos filmas Sesės laimėjo pagrindinį prizą tarptautinėje režisierių kategorijoje Taipėjaus kino festivalyje. Žiūri vienbalsiai įvertino subtilę traumų temą, precizišką montažą ir stiprų aktorių ansamblį. Antakalnio Švyturio gatvėje iškilo menininko Lino Kozilionio neofreska Miškų gaudynės kurortas prie namų. Šį kūrinį įkvėpė patirtis japoniškose Shinrin Joku miškos terapijos maudynėse vaizduose. O freskoje stilizuotos figūros subtiliai įsilieja į miško ramybę ir, kaip sako kūrėjas, simbolizuoja judėjimą, laisvę ir harmoningą žmogaus santykį su gamta. Na, o dabar šiek tiek mano parodų rekomendacijų. Vilniaus Lukiškių kalėjimo komplekse atidaryta paroda Rave Nation – nakties ritmais į laisvę. Parodoje pasakojama Lietuvos reivo scenos istorija, nuo neoficialių vakarėlių iki klubinės kultūros. Čia galima išgirsti tų laikų reivų muziką ir pamatyti autentiškus reiverių artefaktus. Pavyzdžiui, muzikos kasetes su nelegaliai įrašyta muzika, ranka pieštus reivo žurnalus ir nuotraukos bei video iš vakarėlių įkarščio. Smagu, jog šiai parodai atvertos dar niekada lankytojams neprieinamos kalėjimo patalpos sukuria unikalią atmosferą. Tai ir muzika, ir laisvės jėga vienoje patirtyje. O kitoje Lietuvos pusėje pajūryje galite aplankyti Klaipėdos pilies muziejaus požemiuose atidarytą parodą Leonardo da Vinčio mašinos. Čia galima pamatyti ir netgi išbandyti daugiau nei 30 gyvai veikiančių išradimų modelių, nuo skraidimo mechanizmų iki karo ir statybos įrenginių. Beje, šiek tiek daugiau apie Leonardo da Vinci kaip menininką ir mokslininką pasakojau šiame video. Baigiant šį epizodą noriu padėkoti, kad žiūrėjote ir palinkėti netyčia nesugadinti meno kūrinių. Jei laida patiko, paspauskite patinka ir prenumeruokite mano kanalą. Tai labai padeda man augti kaip kūrėjai. O jei norite prisidėti prie laidos kūrimo, kviečiu tai padaryti per mano Contribui. Nuorodą rasi video aprašyme. Ačiū, kad buvote kartu. Lauksiu jūsų įvertinimo, ar patiko pirmoji meno žinių laida ir iki kito susitikimo.